Nesikuklinkim, užgavėnių šiupinio rezultatai atrodo įspūdingai. Gausių šeimų informacijos ir paramos centrui perduotas solidus autobusėlis. Jis atsiėjo 55 000, o lėšų jam paaukojo Klaipėdos įmonės. Ir visus tos metus svajojom apie autobusiuką, nes parsivežti labdaras, nuvežti šeimoms labdaras, surinkti kas kam kur atiduoda. O dabar fantastika, dabar sėdam ir važiuojam. Premijinis fondas siekia 25 000 ir dar 9 restoranai ketina prisidėti kiekvienas po 1500 litų. Už tokią sumą jie vaišins gausias šeimas. Na, o pačią akciją jau 3 metus inicijuoja viena stambi Klaipėdos įmonė. Mėly klaipėdiečiai, merė, šviesuoliai, man iš tikrųjų be galo malonu dalyvauti tokiame jaukiame ir šiltame renginyje. Na, aš manau, kad iš tikrųjų klaipėdietiškas šiupinys labai graži tradicija, kuri jau nebėra vien Klaipėdos miesto tradicija. Tai yra viso miesto tokia natūrali, graži šventė, turinti savyje to tokio atjautos, supratimo, pasidalinimo gerumu aspektų, niuansų. Tai aš manau, kad tai iš tiesų yra vertybė, kurią mes kuriame kasdien. Į tradiciškai Klaipėdos mero surengtus pusryčius ir šviesuoliai, ir rėmėjai, ir organizatoriai rinkosi pakiliai nusiteikę. Akcijos metu Klaipėdos restoranai buvo kviečiami virti šiupinį, o miestelėnai jo ragauti ir balsuoti, kas jį skaniausiai išverda. Klaipėdos dienraščio vyriausiasis redaktorius Saulius Pocius ir pranešė, kas miestelėnų nuomonė tapo šiupinio karalienė, o jie tapo restoranas Ararat. Labai įdomiai pritaikęs armėnišką patiekalą lietuviškai tradicijai. O šiupinio karalių rinko autoritetinga komisija vadovaujama Viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentės Evaldos Šiškauskienės. Ji karūnavo šiupinio karalių. Taigi, restoranas Senoji Hanza. O karalienė be karūnos skandalas. Mat, labai sunku buvo išrinkti geriausią, nes visos dalyvavusios kavinės ir restoranai pasirodė tiesiog puikiai. Šaunuoliai klaipėdiškiai. O svarbiausia, sena tradicija prikelta ir gausios šeimos bus pavaišintos. Išties labai noriu pasidžiaugti, kad Klaipėda yra atgaivinama užgavėnių šiupinio labdaringo tradicija. Tai yra didžiulė paskata ir aišku, labai smagu, kad yra gaivinamos senosios tradicijos. Kaip tokiais atvejais ir dera, skambėjo daug kalbų ir padėkų, bet svarbiausia, 100-metė klaipėdietiška tradicija, labdaringas šiupinys per užgavėnes ir vėl gyvuoja.